Sveiki, tai ačiū, kad įsijungėt, ačiū, kad domitės finansais, nes, kaip sako, kur fokusas, ten ir rezultatas, tai tikiuosi, kad prie to rezultato kažkiek prisidėsim. Tai yra tiesiog darom apžvalgą kiekvieną mėnesį, kas įvyko per paskutinį mėnesį, kokius galbūt reikia padaryti veiksmus ir būtinai paklausykite iki galo, ypatingai jaunimas, arba jeigu turit jaunų žmonių, kurie, pavyzdžiui, šiemet pradėjo dirbti ar praeitais metais, nes juos gali būti, kad norės įtraukti pensijų fondus. Aš nežinau, reagavo ar nereagavo jaunimas. Dažniausiai suprantu, kad jiems nelabai tas įdomu, dar kai jiems yra 18 ar 23-24 metai, bet tiesiog tą informaciją aš pasidalinsiu, kodėl aš nedalyvauju antrojo pensijų pakopoj. Ir tiesiog galėsim, surašiu netgi 10 klausimų, ko turėtumėt paklausti konsultanto, ar verta ar neverta dalyvauti antrojo pensijų pakopoj. Netgi gal bus aktualu, nes kitais metais rinkimai, o žinot, per kiekvienus rinkimus praktiškai būna pensijų reformos, tai irgi, kas gailitės, kad dalyvaujate antrojo pakopoj, irgi verta paklausyti, kad tikrai žinotumėt, ką reikės daryti, jeigu bus pensijų vėl reforma ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, gerai? Tiem, kam patinka, valio, tie, kurie tiesiog abejoja, galbūt tiesiog duosiu kelis patarimus. Gerai, tai pradedam visada nuo būsto kreditų, nes mūsų asociacijos dažniausiai asociacijos nariai ir bendruomenė sudaro žmonės, kurie turi būsto ir verslo kreditus ir mums aktualiausias yra, žinoma, banko palūkanos. Nu ir kaip čia galima džiaugtis, kad labai čiut sumažėjo mūsų Euroliboras, aiškus, tai pirmas ženklas, kad jis nebekyla, o jisai krenta, bet jisai, žinoma, labai nežymiai nukrito, tai jūs labai smarkiai nepajausi dar, ne? Geriausiu atveju gal kažkas įvyks žiemą, jau kažką pradėsim, gal kitais metais jausti, taip. Bet šiai dienai netgi banko marža galbūt taip ant 1,42, 1,43. Čia yra vidurkis. Tai labai, žinokės, nepasikeitė. Aš manau, kad bankai kažkokio laikosi susitarimo, kas kaip ir negalima, bet Lietuvoje viskas galima. Tai yra, jeigu kai dėriesi su bankais, ir ar tu ateini su 100 000, ar su 200 ar 300 000, ir kai tu matai, kad visi bankai nusileidžia tik iki vienos ribos, visi bankai, keista labai, nejaugi jie nenori uždirbti pinigų, kada toks didelis yra Euroliboras. Bet nieko naujo nepasakiau, turbūt, kad pas mus yra taip, kaip yra, bankai gali sau leisti truputį daugiau. Tai Euroliboras ir EBIFINas, tai čia vėl kartojas, nes visada žiūriu kiekvieną mėnesį, kažkas išlenda, dėkoja, kad gerai pasigilinau, kas tas EBIFINas, nes vien EBIFINas, atkreipkite dėmesį, skiriasi nuo Euroliboro beveik 1%, o tai yra labai daug, tai gali tiesiog pakeisti EBIFINą į Euroliborą ir jau 1% sumažinsit savo palūkanas, kas gali padėti jums sutaupyti 10-15 tūkstančių eurų. Tai priklauso nuo jūsų kredito sumos. Kas turit pinigų, tai irgi, iki dabar dar susitinkam, jau atrodo žmonės jau ir mokymus praėję, bet yra, tas žmogiškas toks faktorius, atrodo, reikės tų pinigų, ir žiūri, kad metus laiko pragulėjo 10 tūkstančių ir jų nereikėjo. Tikrai atkreipkite dėmesį, kad galima pasidėti pinigus už 4,3, už 5 netgi procentus galit pasidėti pinigus. Ir jeigu jūs turit, pavyzdžiui, 10 000, tai jūs galit pasidėti, kaip pavyzdys, sakau, po 1000, į kiekvieną sąskaitą. Norit, pasidėkit ir po 100 eurų, jeigu leidžia, taip. Bet mintis yra tokia, kad, jeigu prireiks ten to 1000 ar 2, ir pasimsi tos 1000-2000. Bet nuo kitų 8000 jūs gausit palūkanas. Nes finansuose, žinokitės, pinigai niekada nestovi vietoj. Jeigu nieko nedarot, jie tik tai krenta pagal infliaciją, taip, tiesiog nuvertėja. Jeigu jūs investuojat sėkmingai, jie gali kažkiek kilti. Ir nuo to ir priklauso, kiek stengiatės sėkmingai investuoti, nuo to priklauso, ar ten, sakykime, padidės ta pinigų jūsų vertė ar nepadidės. Gerai? Tai terminuoti indėliai pati saugiausia, jeigu galima taip įvardinti, kabutėse investicija, jinai yra apdrausta iki 100 000 eurų. Tai bent tokį paprastą dalyką išmokit padaryti. Nes labai dažnai irgi kalbėsim apie pensinius fondus, akcijas, obligacijos fondus, auksus, sidabrus, nekilnojamo turtą. Žmonės investuoja, bet paprasto dalyko nepadaro, tai yra savo pinigus laiko tiesiog
sąskaitoje ir gauna 0%. Taip, tai tikrai yra visos galimybės, ne, gauti netgi 5 ar 4%. Reikia tiesiog paimti ir tos pinigus perdėti. Kartais netgi būna juokingai, tikrai. Kartais netgi jau tie didieji bankai, jie ten susimažina iki 3%. Bet okei, gaukit bent tam pačiam bankė, reikia iš savo einamosios sąskaitos tiesiog padaryti pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, į terminuotą indėlį ir viskas, ir gausit bent tos 3%. Čia toks principo dalykas, ne? Kai investuojam, reikia tiesiog stengtis. Kad ir 0,1, bet tiesiog turėkit tokį principą, kad pinigai nestovėtų vietoj, gaukit bent kažkokį procentą, gerai? Sėkmės. Važiuojam toliau, ne? Kam labai puikiai sekasi, ką ir minėjau, dėl ko labai džiaugiausi, kad žmonės tikėjo, patikėjo paskutinius 10 metų, kurie tikrai pirko auksą sidabrą. Šiandien jie turi per metus 17, per čia sakykime 5 metus 80%, nu kas 20 metų jau kaupia netgi 572%. Sidabras per paskutinius metus, atkreipkite dėmesį, pašoko 21%. Taip. Per 5 metus tai gavosi panašiai po 20% kainavo sidabras. Yra tikimybė, kad sidabro kaina gali toliau kilti, nes tikrai matot, kas vyksta, elektromobiliai, saulės baterijos, taip, nes sidabras labai smarkiai yra naudojamas pramonėje. Dėl to yra manoma, kad sidabras gali būti tiesiog neįvertintas ir nenustebkit, jeigu jo kaina, sakykime, galbūt greičiau kils. Taip. Tai domėkitės auksu sidabru, mes greitai darysim irgi seminarą, mes darom periodiškai, tai išklausykit iki galo, informuosiu, kada jau mes kalbėsim apie auksą sidabrą, ką daryti, ne? Dabar ar geriau parduoti, ar dar geriau užsipirkti, ar geriau nieko nedaryti, gerai? Kaip sekėsi mūsų 420 000 žmonių, kurie turi pasirašę gyvybės draudimus? Tai čia tik tai vėl optimistiškai žiūrime gyvybės draudimą, tai yra per paskutinius metus, kiek jūs galėjote uždirbti. Tai yra, jūs turite pasitikrinti savo investiciniuose gyvybės draudimuose, ar jūs investuojant būtent į šitos fondus. Mes tiesiog paėmėm po vieną fondą iš jūsų kompanijos ir pažiūrėjom, kuris fondas dirba geriausiai. Tai jūs galite tiesiog pasižiūrėti, ar jūsų fondas yra tame, sakykime, sąraše. Nes matot, investicinė grąža tikrai labai puikiai, 47, jau čia mažiausias buvo 25, ne? Bet šiaip po netgi 47, tai yra įspūdinga, ne? Rezultatai. Nu ir paėmėm to pačiu patį blogiausią fondą, taip? Tai jeigu matom, kad Ergo, pavyzdžiui, vienas fondas dirba geriausiai, 47, bet jau taip investavime būna, kad, pavyzdžiui, kažkoksai fondas, pavyzdžiui, Šergo ir yra pats blogiausias, ne? Toks sutapimas dabar gavosi, kad Ergo ir geriausias, ir blogiausias, ne? Tai tiesiog pasižiūrėkit vėl, ne? Pasikonsultuokit su savo konsultantais, pas kuriuos irgi draudėtės, kad truputį pakomentuotų ir pasianalizuokit gerai, kur investuojat pinigus. Nes jeigu nieko nedaro 10 ar kiek metų, tai natūralu, kad gali būti kartais geriau, kartais blogiau, bet čia toks investavimas yra, kad vis tiek, kur daugiau skiria dėmesio, daro teisingus sprendimus, tada ir tas rezultatas būna geresnis. Na, kaip sekėsi mūsų pensiniams fondams, tai irgi šiandien plačiau pakalbėsiu apie pensinius fondus. Tai yra 3 pensijų pakopa. Taip, vatinai super yra. Tikrai vienas iš galbūt, jeigu taip šnekam, kur dirba bankai su valstybe, tai galbūt vienas iš tokių, galbūt sakyčiau, geriausių produktų, į ką galėtumėte orientuotis, tai yra 3 pensijų pakopa. Ten tikrai pakankamai nėra labai dideli mokesčiai, galima susigrąžinti 20% mokesčių lengvatą, tik tai lubos yra investavime, kad galima investuoti 1500 eurų vienam žmogui ir tada galėsi 300 eurų susigrąžinti. Taip pat unikalumas yra tame, kad galima vaikščioti tarp tų kompanijų, taip, kad 3 pakopoje, kaip ir 2, šitie fondai yra apdrausti. Jeigu turėjom jau kelias pasaulinės krizės, kur ten tikrai buvo kompanijos, kurios bankrutavo, tai viskas tvarkoja. Tie pinigai tikrai niekur nedings. Jos perima tiesiog valstybė, paskui parduoda. Tai čia irgi pavadinimų neminėsiu, bet tikrai, pavyzdžiui, šitas fondas, tai čia nežinau, jau keitėsi turbūt 3-4 kartus. Taip, bet nieko nesitiko, niekam pinigų nesumažėjo, visi toliau sėkmingai investuoja. Atkreipkite dėmesį, rezultatai tikrai yra geri, sakykime, taip, tik tai čia nėra to vadinamo IRR, tai yra, nėra nuskaičiuoti mokesčiai.
Bet, matot, grąža yra 10% pasiekia, taip, kai kurie 5, kai kurie beveik, bet yra tokių 5, 6, 8, 3, 4, tai irgi atkreipkite dėmesį, kur yra jūsų fondas, gerai? Ar tikrai nereikėtų kažką peržiūrėti, kažką pakeisti, na ir žinoma, į metus bent kartą pasižiūrėkit, kad tikrai žinotumėt, kad jūsų kompanija yra pati geriausia, ne? Kuri tikrai uždirba geriausią grąžą, taip? Vienais metais būna viena kompanija geresnė, kita, bet jeigu matot nuosekliai, kad 2-3 metus jau tikrai ta kompanija yra gera, tikrai nueikit į savo kompaniją pasikonsultuoti, kodėl, pavyzdžiui, rezultatas, kaip pavyzdys, parinkim kokį, 8,56, kodėl ne 10,4, ne? Praškai atrodo nedaug, tik tai 2%, bet supraskit, per 10-20 metų tai yra iš tikrųjų labai didelis skirtumas, taip? Dėl to pasistengkit, čia nuo to ir priklauso, kur jūs kaupsit ir kiek jūs uždirbsit, gerai? Antroji pakopai rezultatai irgi labai panašus yra, tai pasižiūrėkit pagal savo metus, pagal savo amžių, irgi matau 10,39 yra, taip, bet irgi, pagal amžiaus kategoriją vėl, matot 10,39, o kažkas uždirba tik tai 7%, taip? Vėl reikia, žinoma, tas momentinis, čia tik tai mes mėnesio jums rodom, taip, paskutinio, bet jau reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūsų jau yra tikrai tik 7, o kažkas uždirba 10%, čia tiesiog yra signalas, kad stebėti, reikia galbūt tartis, konsultuotis, kodėl taip yra, ne, į savo kompanijas nueikit. Visada nebijokit nueiti į tą kompaniją, kuri dirba gerai, kuri dirba, sakykime, jeigu jūsų tai yra kompanija blogai, na ir pasikalbėti, ne, kas atsitiko, kodėl tie rezultatai tokie yra sumažėję, taip? Nes nuo darbo, kuo jūs daugiau įdėsi darbą, tuo bus didesnis ir geresnis rezultatas. Na ir ką, turim antros pensijų pakopos vėl akciją, taip, kad visi yra dabar jaunimas priimami į pensinius fondus, tai aš čia ne šiaip sau uždėjau tokį, tiesiog aš tik tai pasidalinsiu, nes matot, yra dvi stovyklos, ne? Vieni sako, kaip fainiai, atsirado antra pakopa ir visi mes galim čia investuoti. Tikrai daug žmonių investuoja, virš 1,4 milijono, bet kodėl ekonomistai, finansininkai, kurie atrodo, baigia mokslus, atrodo viską supranta, bet pasiskirsto į dvi stovyklas. Vieni sako, kad tai yra gerai, kiti sako, kad tai yra blogai. Nesusimastėt, atrodo, toks geras projektas, ne? Bet žmonės sako, come on, ką jūs darote, ne? Ar tikrai verta ten dalyvauti? Na ir žinoma, čia reikia tokio platesnio mąstymo, bet žiūrėkit, aš jums, kad jums būtų lengviau, parašiau 10 klausimų, kuriuos jūs turite išsiaiškinti, kai kuriuos aš biškį užvesiu ant kelio, gerai, bet tiesiog jūs turite turėti atsakymus iš šitos 10 klausimų, gerai? Tai pirmas klausimas. Kelių metų aš išeisiu į pensiją, čia klausimas Sodrai, ne? Sodra, aišku, pasakysiu, iš kur mes žinom, čia sprendžia Seimas, bet gerai, bet mes kaip investuotojai, mes turim žinoti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, yra iš karto sutarta, jūs dabar tik pasirašote antrą pakopą, bet jums taisyklės labai aiškios, kad, pavyzdžiui, to pensinių fondų galėsit naudoti kaip pavyzdys, ne? Ką jie dabar deklaruoja. Nu gerai, jau dabar nebe 30, o 35 metai turi būti stažas. Ir pavyzdžiui, būna, kad ten nuo 60 metų aš jau galiu naudotis antrą pensijų pakopą. Šiandien mes tik spėliojam, kad ar mes spėsim, pavyzdžiui, man liko dar 20 metų, tai klausimas, ar aš spėsiu, turbūt jau nebespėsiu išeiti net 70 metų į tą pensiją. Ir išduosiu paslaptį, kad kai kurie bankai, įsivaizduokit, jau žmonėms davė kreditus iki 72 metų. Tai manau, kad jie jau žino, ne, kad po kokių 20 metų terminas tikrai bus apie 72 metai Europai. Tai va, tai dabar supranta, tos taisyklės yra tokios, kad mes investuojame į antrą pakopą ir ten yra pagal amžių mažinamos investicijos, tai yra viena tokia sistema. O kita yra paslaptis, o jeigu ta pensija ilgėja, tai reiškia, jie mums sumažina akcijų dalį, sumažina riziką, sumažina pelnus ir nėra tokio, sakykime, bendro susitarimo, ne, kas bus po 5, po 10 ar 20 metų. Tai va čia tiesiog aš jums sakau, kad tai yra kertinis dalykas, taip, kodėl aš ten nedalyvauju, todėl kad aš nežinau, kada išeisiu pensiją, kada aš galėsiu naudotis tais pinigais, taip. Gerai.
Čia filosofuoti galima dar valandą, bet važiuokim toliau. Ar galėsiu pasinaudoti pensijų fondų pinigais, jeigu susirgsiu, prarasiu darbingumą iki pensijos? Super, mes tos klausimus iš tikrųjų kėlėm 2019 metais. Jau dabar pradeda kažkas jau diskutuoti, kad jeigu žmonės turės problemą, kritinės ligas kaip vėžį, gal bankas galės nutraukti kredito sutartį. Labai džiaugiamės, kad po truputį jinai kažkiek skaidrėja ta pensija, kažkiek galbūt, taip negražiai pasakysiu, bankų tas lobizmas pensinių fondų po truputį atsitraukia ir kažkokie bent jau gimsta teisingi sprendimai, logiški, žmogiški, kad įvykus kažkokiai tikrai nelaimiai, kad šeima tikrai galėtų tais pinigais pasinaudoti. Taip? Nes įsivaizduokit, jums yra gyvybės ir mirties klausimas, ne? Arba jums padaro operaciją, taip, gal nebrangi, 10 000, taip, bet jūs gyvensit. Bet jeigu jūs neturite tų 10 000, bet pensiniam fondė jie guli, tai pagal pensinius fondus tu turi numirti ir tada tos, sakykime, pinigus paveldės tavo vaikai. Tai ir klausimas, ar tiem vaikam yra svarbu gauti 10 000, ar svarbu, kad išgyventų tėvas ar mama. Ir čia kažkaip man keista, kad vyksta diskusijos apie tokius dalykus. Tai tokie dalykai turėtų iš žmogiškos pusės labai būti aiškus. Jeigu žmonės susidūrė gyvenime su tokia situacija, tai yra to žmogaus pinigai, kodėl jis negali pasinaudoti ir išgelbėti savo gyvybę. Ne? Kvaila, bet toks jau yra verslo pasaulis, ne? Kad jie kovoja už kiekvieną eurą. Gaila kartais, kad žmonės už tai nekovoja. Kiek ir kaip galėsiu pasinaudoti savo sukauptais pinigais sulaukus pensinio amžiaus? Tai kaip įsivaizduojate? Sulauksit pensinio amžiaus, kaupsit 30 ar 40 metų. Galvojat, kad jums atiduos tos pinigus? Žmonės taip galvoja, kad gerai, sukaupsiu pinigų, išeisiu į pensiją, galbūt nusipirksiu butą, išnuomosiu jį, ar paskolą grąžinsiu, ar vaikams galbūt, į mokslus ten išleisiu, ar anūkus, galbūt. Ne, šitoj vietoj sako ne. Sako, jūs galite sukaupti tų pinigų, ten iki 60 dabar 5 000, šitų pinigų jūs negausite, ne? Tai vėl yra dvi medalio pusės, gal tas žmogus, kaip pavyzdys, turi 3 butus, 4 butus nuomai ir dabar sukaupė 100 000, ne? Kodėl jis negali visų pasiimti pinigų? Nes jeigu jis jau turi, aš suprantu, kur žmonės tikrai gyvena, ten pensija labai maža, o dar ir stažo neturi. Taip, yra ir pliusų ir minusų, ne? Bet kartais labai gaila, kad tas įstatymas taikomas visiems, ne? Nesvarbu, tu gal esi finansų guru, ten viską puikiai supranti, gali tos pinigus dauginti toliau, bet ne, jie tau pasakys, ne, tu pinigų visų negausi, parodysiu, po kiek tu gausi, ne? Tiesiog gausi po labai nedidelę sumą, ten nuo 10 000 gal išeina 40 eurų, ne, kažkur tais, pažiūrėsi. Taip, ir čia labai svarbus dalykas, kad nėra viskas nemokamai, ne, nes dar yra, kiek man kainuos mokesčių atsiimti savo sukauptus pinigus iš sodros anuitetų. Tai nėra taip, kad jums, kaip ir dabar prasitariau, tos pinigus perves į sodros anuitetą ir paskui dar mažais gabaliukais jums atiduos ir vėl neatiduos, ne taip, tiesiog tai irgi kainuoja, jums reikės už tai susimokėti, ne? Irgi parodysiu, ne, kiek tai gali kainuoti. Po to reikės tokį, sakykime, vėl rebusą spręsti, taip? O kokį dabar pasirinkti tą anuitetą? Taip, standartinį su paveldėjimu ar be paveldėjimo, taip? Vėl jūs tą turėsit žinoti. Ir dabar, kai jūs investuojat ir planuojat galbūt kaupti antroje pakopoj, jūs jau dabar turėtumėte tokius dalykus įsiaiškinti, nes jūs, kai juos žinosit, galbūt pasakysit, kokia čia nesąmonė, ne? Ir galbūt sakysit, ne, aš gal geriau į trečią pensijų pakopą, taip? Nes trečioje pakopoje tų visų nesąmonių nėra. Ten tiesiog įdėjau pinigų ir kai noriu aš juos pasiimu. Jeigu turiu pelno, turiu susimokėti pelno mokestį. Taip, kaip pavyzdys, galbūt kaupiau iki pensijos, įdėjau ten, sakykime, 50 000, sukaupiau 150 000, nuo skirtumo 100 000 susimokėsi 15 000, bet nuo pelno, gryno pelno, taip? Viskas, ten kitų klausimų nėra. O antroji pakopoj tai yra čia didelis voratinklis, ne? Kur bus anuitete investuojami mano pinigai ir kokios grąžos galėsiu tikėtis. Tai yra pats baisiausias dalykas, kai mes tos pinigus perduosim sodros anuitetui, kurie
Klausimas, ne? Kur tuos pinigus, kaip juos saugos, kiek jie man uždirbs tos investicinės grąžos. Tiesiog rekomenduoju pasidomėti, nes čia labai įdomus klausimas yra, taip, nuo 19 metų. Tai yra labai mistiška, ne? Būtinai pasidomėkite. Nes apie tai niekas nekalba irgi, ne? Aš nemačiau nei vienos ataskaitos, kad sakytų, va, sodros anuitetas uždirbo tiek ir tiek pinigų. Nežinau, gal aš klystu, tikrai tikiu, kad čia žiūri kažkokie ir specialistai pensijų fondų. Būčiau labai dėkingas, jeigu atsiųstume tokią informaciją, kur va dabar yra guli mūsų tėvų, sakykime, pensinių fondų, sakykime, pinigai, anuitete. Klausimas, kiek jie uždirba už praeitus ar už praeitus metus. Aš tos informacijos kol kas neturiu. Taip. Taip, ir čia turbūt va, apie ką dažniausiai kalbam ir jūs girdite infliacija, ne, ir tas euroliboras didesnis dėl infliacijos. Taip, klausimas. Ar mano investuojami pinigai padengs infliaciją? Tai va irgi pasidalinsiu vieną skaidrę, kur labai aiškiai šitą klausimą atsako. Taip. Kitas dalykas, ne? Jūs prievartą, sakykime, jeigu dabar kažkas nepažymėsit, kad nenori dalyvauti, o tai bus didžioji dalis žmonių, kurie nieko nedarys, jos žinoma automatiškai trauks. Klausimas, ne? Kas prisiima investavimo riziką? Jeigu jūs norėtumėte investuoti į investicinį gyvybės draudimą arba pas maklerius, pavyzdžiui, kažkur tais į fondus, į akcijas, obligacijas, jums reikės užpildyti anketą, pažymėti, kad jūs esate tikrai susipažinę su investavimo rizikom ir tikrai prisiima tą investavimo riziką. Čia šitoje vietoje kartais, sakau, žmonės net nežino, kad dalyvauja antroje pakopoje, bet supraskite, kad jie prisiima investavimo riziką. Ne? Netgi paskui jau pažymėjau, ar pensijų fondų valdytojas, ar valstybė, kuri sako, žiūrėkit, kokia čia faina sistema, ne, visi davai dalyvaukit šitoj sistemoje, ne? Valstybė, jeigu jau jinai garantuoja, jeigu jinai prideda tų pinigų, ar jinai prisiima riziką, kad bus neprarasti pinigai? Ne. Nei pensiniai fondai, nei valstybė neprisiima rizikos, o jūs turit prisiimti. Dėl to investavime man labai gaila, kad ateina tokia kvaila kultūra, kad sakoma, kad visi gali investuoti. Teisingai, visi gali investuoti, ne? Bet klausimas, kas iš tų investicijų uždirbs? Labai gerai sako, ne? Kartais bankai labai dažnai sako, o žiūrėkit, gera investicija, nekilnojamas turtas, ten su būsto paskola, va, gyvybės draudimas, gera investicija, bet jie nepasako, kam ta gera investicija. Ar jiems, ar žmogui. Paanalizuokit. Taip? Ar bankui tai yra gera investicija ir pensiniams fondams, ar žmogui. Ir kai yra va tokie dalykai, taip, brukami prieš prievartą ir niekas už tai nenori prisimti atsakomybės, už, pavyzdžiui, nuostolingą pensinį fondą arba nuvertėjusi pensinį fondą, bet visi sako, kad tu esi atsakingas už investavimą, o tu net nežinai, kas yra akcija, obligacija ir kur tie pinigai išinvestuojami. Dauguma turbūt ten iš to, ką rodžiau, 1 400 000, jie net nežino, kokiam fonde kaupia. Bet jie yra atsakingi už savo investiciją. Suprantat? Kokie mokesčiai skiriami pensijų fondų valdytojui, kuris neįsipareigoja gražinti nei tų pinigų, kuriuos sumokėsiu į pensijų fondą? Tai yra, mes dažnai diskutuodavom su jais ir vyriausybė ir sakydavom, žiūrėkit, jeigu jūs tikrai meldžiatės, kad čia yra vienintelis būdas išsigelbėti žmonėms Lietuvoje ir gauti geras pensijas, tai yra antra pensijų pakopa, tai būkit geri, tai prisimkit atsakomybę ir bent jau užgarantuokit žmonėms jų įdėtą sumą. Logiška. Jeigu prievarta, ten, sakykime, galima taip teikti, mus ten įtraukia ir paskui matot, kiek problemų, kad išeitum, turime eiti per konstitucinį teismą, per prezidento palaiminimą, per, kažkoks absurdas, ne, kad pasimtumėm savo pinigus. Tai yra nelaisvė. Taip, tai yra vergystė. Tai va šitoj vietoj mes apie tai ir kalbam. Aš vėl duosiu, atsakau, tos pačios kompanijos turi antrą ir trečią pensijų pakopą. Tai kaip, sakykime, galbūt tokį geresnį variantą, aš matyčiau trečią pakopą, taip, kur jūs galite dėti, turit pinigų, dedat, neturit pinigų, nededat. Taip.
Jeigu sugalvojat kažką randat investuoti į savo verslą arba tikrai kažkam geriau į vaikus investuoti, jų švietimą, į savo lavinimą, taip, geriau ten panaudoti pinigus. Jeigu jau, sakykime, po 10-20 metų jums tiesiog kažkokie gimė geresni sprendimai, jūs iš trečios pakopos pasiėmėt pinigus ir juos kažkur nukreipėt. O iš antros pakopos jūs to nepadarysit. Taip, reikės lepinti pensinius fondus, sodros anuitetą, taip. Ir čia jau bus, kaip sakau, vėl kažkam tais uždarbis, taip? Tai va, čia yra 10 klausimų, jūs tiesiog pasistengkit, galbūt kažkuriuose reikėtų didesnio paaiškinimo, patikslinimo, bet čia tiesiog tie klausimai, kur turi atsakyti jūsų pensijų fondų konsultantas, gerai? Tiesiog čia tokia jums pagalba, kad jeigu jau darotės tą antrą pensijų pakopą, tiesiog žinokit, kaip teisingai tą dalyką padaryti. Čia vėl rodau raudonas linijas, tai yra dėl ko sakau, kad investavimas yra tikrai ne visiems. Jeigu paimsim 20, sakykime, 3 metus, kas atrodo labai gražiai, atrodo va 14%, va infliacija 1,2, nu tai pažiūrėkim, kas dėjosi 22 metais. Minus 13 ir dar infliacija 21,7. Įsivaizduojat, ant kiek smarkiai pinigai nukrito. Tai kiek čia dabar metų reikės, kad tie pinigai atsistatytų? Daug. Toliau infliacija, taip, atrodo 8,5 yra uždarbis, bet minus 7% infliacija. Jeigu 5% investicinė grąža, infliacija 4%, taip. Bendrai, jeigu viską susumuosi, tai yra didelis dar nuostolis, taip. Ir kas svarbiausia, ko žmonės nemato, jūs galite užeiti į Lietuvos banką, pasitikrinti mokesčius, ten vienas iš klausimas, kokius mokesčius aš turėsiu mokėti. Ir labai dažnai mums įskiepita jau yra į galvą, kad žiūrėkit, pensiniai fondai tik 0,5%. Tikrai ne, čia tiesiog pats pensinis fondas pasiima, bet pensijų fondų valdytojas, bet kai jie investuoja, taip yra toks vadinamas bikas, jie dar papildomai ima mokesčius. Ir vat, kartais, kur mes matom tas grąžas, pas kažką 8, pas kažką 10%, toksai keistas sutapimas, kad dažniausiai ten, kur yra mažesnė investicinė grąža, tai dažniausiai yra didesni mokesčiai. Taip, tai vėl čia tik užvedu ant kelio, čia tik tai analizai, kam patinka krapštinėtis ir analizuoti, tiesiog užvedu ant kelio, kad pensiniuose fonduose yra 2 mokesčiai, bikas ir baras. Taip, tai va šitoje vietoje irgi pasianalizuosit ir pamatysite, ne, kodėl pensinių fondų rezultatai irgi skiriasi. Ne? Nesakau, kad vien tik tai dėl mokesčių, ten ir dėl investavimo strategijos, bet tiesiog tai irgi mokesčiai turi įtakos. Ne? Čia, kaip ir minėjau, nuo 2004 iki 2022 metų tiesiog mes darėmės analizę, tai yra pasižiūrėjom, o kas vyko nuo tų pensinių fondų įsikūrimo. Tai mes pamatėm, kad auksas panašiai kilo 8,5 kiekvienais metais vidurkis. Bazinė minimali pensija, tai ne, kur valstybė kėlė, tai irgi 8,13. Pensijų fondai, atkreipkite dėmesį. Jie vidutiniškai, čia vidutiniškai, nes buvo fondai kai kurie daugiau, mažiau, bet vidutiniškai tai buvo 4,47. Taip? Ir jeigu paimsim minimalią algą, kuri kilo, o minimali alga, žinot, kad yra pagal mūsų pragyvenimo lygį, tai čia jau skurdo lygis, ne ta minimali alga, tai atkreipkite dėmesį, 8,89 jinai kilo, taip, 5,8. Tai yra, jeigu 2004 metais turėjot, sakykime, 1 eurą, tai jisai dabar pragyvenimui jau reikia mums nebe 1 euro, 5,8. Taip turbūt reikėtų skaičiuoti, ne, kad suprastumėt. Taip, ant kiek pragyvenimo lygis nuo 2004 metų pakilo. Galima skirti beveik 6 turbūt kartus, ne? Nes užsieniau, kai užtekdavo 1 euro, dabar jau tą, kad galėtume nusipirkti, ką galėjom 2004 už 1 eurą, dabar jau reikia 5,80 €. Panašiai taip, ne? Taip supaprastinti jums aiškinau, kas čia įvyko, ne? Tai va, gerbimieji, ne? Bet bėda yra turbūt didžiausia, kur aš matau. Dar investiciniai, tie pensiniai fondai kaip ir tvarkosi, ne? Jau ir kažkokie įstatymai gimsta, kad galima bus anksčiau gal pasimti pinigų, o tikiuosi labai, kad jie pasitvirtins, tai yra, kad aš jau galėsiu ten ar susirgsiu, ar kažką tais tos pinigus paimti. Bet aš manau, didžiausia šito projekto problema yra anuitetas. Taip, tai yra sodros anuitetas. Aš nežinau, kiek aš prisimenu savo gyvenime, tai kai valdžia, tai yra vyriausybės, tai yra valstybinės įmonės perima tokius projektus, visada jie būna blogi.
Jau prisiminkime 8-9 metai, kai ten nieks neklausė, visi žinojo, kad konstitucijai nusižengė valstybė, bet sumažino pensininkams ten, pavyzdžiui, pensijas, ne, kaip pavyzdys sakau. Tai kur dabar klausimas neatsitiks taip su anuitetais, ne? Bet čia vėl tik tai sąmokslo teorija. Bet žiūrėkit, dėl ko aš taip sakau. Jeigu aš investuoju, aš turiu žinoti, kaip pasiimsiu pinigus, kokios ten sąlygos, kokios baudos nutraukimo. Bet jie mums dabar sako, kad žiūrėkit, jūs dabar galite pasiskaičiuoti, čia pavyzdys yra 10 000 eurų, ne? O jeigu turi 10 000 eurų, tai standartinis pensijų anuitetas, jeigu norėsit be paveldėjimo, bus 45 eurai ir pavyzdžiui su paveldėjimu 41 euras. Tai toks santykis nuo 10 000, kiek jums bus išmokėta pinigų. Bet baisiausia yra čia, kad jie sako, tos taisyklės galioja tik 5 metam. O kas bus po 6, o kas bus po 10, kas bus po 15 ir 20 metų, suprantat? Jeigu aš manau, sodrai bus tikrai didelė duobė dėl demografinių dalykų, taip, dėl gimstamumo ir tikrai bus sunku mokėti pensininkams, aš bijau, kad ta formulė labai gražiai pasikeis, ne? Ir dabar žiūrėkit atramos taškas. Aš čia kaip pavyzdį jums sakau, dėl ko sakiau, kad anuitetas nėra taip, kad tavo išmokės dalimis, bet dar už tai, matot, jie, kaip ir sakau, tas dalykas kainuoja, ne? Aš čia kaip pavyzdį sakau, tarp paveldimo anuiteto ir nepaveldimo, kad jūs suprastumėt, ką reiškia nepaveldimas. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, išėjo į pensiją ir po mėnesio numirė, ten pas jį gal yra sukaupta 50 000. Bet tada gaunasi viskas. Lygiai po mėnesio tie pinigai atitenka pensijų anuitetui. Jeigu norit, galite pasirinkti su paveldėjimu, viskas gerai, tada jūs turėsite susimokėti jau 8%. Skirtumas, taip, 8%. Už ką? Klausimas, ne? Už ką? Čia tiesiog paskaičiavau, kiek, jeigu jis turi 10 000, tai panašiai, kiek jie jums išmokės. Tai per 20 metų. Bet kitas yra dalykas, ne? Čia dar yra, nesigilinsiu, čia yra dar galima rinktis iki 85 metų, kad tie bus pinigai investuojami, bet tada kaina iš vis 22%. Čia, sakau, čia žinotės, netgi mums finansininkams reikia atsisėsti ir galvoti, ką jie čia prisigalvojo, ne? Kodėl taip viskas painu, ne? Kodėl negali būti paprasčiau. Bet kitas dalykas toks galbūt jums suprantamas bus, įsivaizduokit, jūs turi 10 000, išėjote į pensiją. Tai valio, atidėjote terminuotą indėlį, taip, už 4 ar 5%. Prašau, jūs gaunate tos pačius 41 eurą ir tie 10 000 apdrausti guli terminuotose indėliuose. Ir kol nesugalvojat, ką su jais veikti, jūs gaunat tą pačią pinigų sumą. Kam reikia atiduoti tam anuitetui? Suprantat? Jeigu kažkas turi geresnės galbūt finansinės žinias, jūs galite tos pinigus tikrai investuoti su 6%, o gal netgi 8% ir jūsų ta, sakykime, suma kas mėnesį bus didesnė, tai yra, bus po 50, po 66 eurus, o ne po 45. Suprantat? Tai yra jūsų pinigai, bet kas bus? Pensiniai fondai, duokim, sakykime, jiems respektą, jie dabar dirba 8-10%, super. Jie tikrai dabar gerai dirba, sumažinti mokesčiai, kaip ir sutvarkyta. Bet čia yra rūkas pensiniuose fonduose, tai pensijų anuitete, tai pensijų anuitete. Tai yra, gal ta dalis ir gerai sudirbs. Yra tikrai kompanijos dabar, kur tikrai labai stengiasi, yra tiesiog specializuotos, uždirba po 10%. Bet jeigu jie labai gerai uždirbs, o paskui tuos pinigus reikės perkelti į tą, nežinau kaip čia pavadinti, tavo ratinklį ir tie pinigai tiesiog, jie bus galbūt neveiksmingi. Įsivaizduokit, vietoj 10 000 jūs gaunat 40. Čia labai geras pavyzdys buvo kolegos, kur sako, taigi tuos pinigus aš galiu paimti, sako, tėvai sako, ašgi galiu pasistatyti saulės baterijas, taip ant stogo, ir galbūt aš už namą moku ten už šildymą, sakykime, už elektrą, moku gal ten 150 eurų, taip vidutiniškai per mėnesį. O pasistatę saulės baterijas, galbūt aš jau iš vis nemokėčiau. Kaip jums toks projektas? Kaip ir geras, teisingai. Tai reiškia, žmonės gali tiesiog sutaupyti, ir tą 10 000 panaudoti prasmingai. Ir galbūt turėtų atsirasti tokie
galbūt, bet čia iš vis net turbūt nediskutuotina. Tai yra antra pensijų pakopa, jeigu jin bus antie gera, tai žmonės patys norės ten investuoti. Bet jeigu nėra bloga, kad žmonės nori iš ten pabėgti, o jos visus laiko, kaip sakau, kaip pririštus, ne? Tai reiškia kažkas ne taip su to produktu yra. Ir čia galbūt paskutinė skaidrė, kurią aš kartoju turbūt ko gero čiut ne kiekvieną mėnesį, bet noriu, kad tą perprastumėt gerai, kad nesivaikytumėt to investavimo ir negalvotumėt, kad irgi tai yra kažkokia panacėja, kad išgelbės jūs. Taip, tai mes priversti esam investuoti, jeigu mes kaupiam pinigus, tiesiog susikaupę, mes kylam karjeros laiptais, uždirbam vis daugiau, bet atkreipkite dėmesį, jeigu jūs po 200 eurų atsidedat ir pavyzdžiui tiesiog laikot sąskaitoje, aš tiesiog infliaciją skaičiuoju tik 3%. Normalu, kad po 5 metų iš tų 12 tūkstančių, suprantat, pinigai nuvertės per 5 metus ir liks tik tai grubiai 11 tūkstančių. Taip, 1000 tiesiog dingo, ne? Kitas variantas yra, kad po tos 200 eurų mes galim investuoti ir atkreipkite dėmesį, kad investuojam ne su 3, ne su 4, su 8%. Taip, investuojam su 8%, o pavyzdžiui mūsų asmeninė infliacija, atkreipkite dėmesį, tą, kur skelbia statistikos departamentas, šią vadinu tokią makroinfliaciją, nes ten virš 900, ten ar 920 yra paslaugų ir prekių, iš kurių išvedama infliacija. Bet nei aš, nei jūs nenaudojam tiek prekių paslaugų, maksimum gal ten 30-40. Dėl to mūsų infliacija yra kiekviena skirtinga. Ir pavyzdžiui, jeigu tai pažiūrėsim, visada taip preliminariai, ką skelbia statistikos departamentą, dauginkit iš 2, ne? Taip vidutiniškai šeimos infliacija. Nes vis tiek, didžiausias portfelis, tas krepšelis mūsų išeina ant maisto, degalų, ne? Būsto kreditus, kas turite, ne? Vaikai. Tai ant tokių elementarių paprastų dalykų. Bet kaip pavyzdys, kas yra labai realu, kad vidutinė infliacija yra ne 3%, o 5%. Ir jeigu jūsų investicijos atneša 8%, o infliacija yra 5%, jūs iš to nieko neuždirbat. Jūs tik geriausiu atveju išsaugot pinigų vertę. Tai yra, jeigu šiandien atidėjot pensijai 200 eurų, tai didelė tikimybė, kad pagal tą vertę jūs išėję po 30-40 metų atgausit tą patį 200 eurų. Taip, už tą sumą jūs galėsit nusipirkti tą patį, ką šiandien už 200 eurų. Pažiūrėkim, kas bus po 20 metų, ne? Tas pats, pinigai nuvertėja, atrodo, wow, 118 tūkstančių. Taip, bet šiandieniniais pinigais tai yra 44 700, o jūs investavot 48. Labai dažnai pamatysit gyvybės draudimo kompanijose, taip, jums parodys ir tokius skaičius, kad žiūrėkit, uždirbsit 446 tūkstančiai, ne? Bet tai bus po 35 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia 80 tūkstančių eurų. Reiškia, į investicinį gyvybės draudimą įdėsit 84 tūkstančius, nebūtinai, atsiprašau, investicinį gyvybės draudimą į bet kokį investicinį produktą, jeigu įsidėsit ir po mokesčių, sakykime, bus tie 8%, tai situacija bus tokia, kad atrodo skaičiai čiut ne 500 000, bet realiai nusipirksi tą patį, ką šiandien už 80 tūkstančių eurų. Painu, ne labai? Tai dėl to aš tik akcentą uždėsiu, kad aš manau, kad geriausiai ir daugiausiai jūs visada uždirbsit iš investicijų į save. Tai yra, jeigu jūs pakelsit savo kvalifikaciją, pakeisit darbą, uždirbsit 1000-2000 daugiau, sukursit verslą, taip, dirbsit savo, galbūt, sakykime, bus daugiau rizikos, bet esmė, kad jau dirbsit savo ir yra didesnė tikimybė uždirbti daugiau pinigų. Investavimas yra gerai, jeigu yra atliekamų pinigų, žinoma, juos neturim laikyti sąskaitoje, mes esam priversti juos investuoti. Tiesiog tik rekomenduoju ieškoti investicijų, kur yra tikrai ne mažiau 8%. Gerai? Tai tiek, kad praplėstume truputį požiūrį, mes kiekvieną ketvirtį darom tokią apžvalgą finansų irgi, tokį webinarą, jį veda Jurgita. Taip, tai šitoj vietoje mes kalbėsim daugiau apie auksą, mes daugiau aplamai kalbam apie auksą, apie nekilnojamą turtą, apie tas apčiuopiamas investicijas, kur galbūt žmonėms paprastiems yra suprantama. Tie, kurie eina galbūt aukščiau, ir labiau domitės finansai, žinoma, galite eiti mokintis pas maklerių, taip, kurie į akcijas, obligacijas mokina, kas ten į bitkoinus. Kiekvieno žmogaus yra savas pasirinkimas,
mes daugiau, sakykime, bandom su žmonėm diskutuoti, rodyti, kas yra apčiuopiama, kas yra saugu, manoma, ne? Tai yra auksas, sidabras, taip, nekilnojamas turtas, P2P, taip, kur galima skolinti pinigus, tai yra tų pinigų dar nepaskolinę, tu jau žinai, kiek gausi procentų, po 6 mėnesių ar po 12 mėnesių, taip, viskas tvarkoja. Čia tiesiog kviečiu, kam įdomu, seminaras yra nemokamas, taip, dovana jums, dėka asociacijos narių, kurie yra pas mus, taip, palaiko tą asociaciją, moka nario mokesčius ir mes galim dalinti su visuomenė tokiamis žiniomis. Tai labai kviečiu jūs tiesiog sudalyvauti šitame mūsų seminare. Kam daugiau norisi informacijos apie finansus, tai kas negalėjo dalyvauti finansų savaitgalį, tai tikrai įveskit finansų-savaitgalis.lt, ten visas yra aprašymas, tikrai apie daug tą kalbėjom, apie akcijas, obligacijas, ten apie nekilnojamą turtą, apie verslus kalbėjom, taip, apie karus kalbėjom, apie nekilnojamą turtą, užsienį pirkimą, tiesiog apie mokesčius, tai jau buvo labai plačiai kalbama, taip, iš tiesiog jau tokios pozicijos, kad ką jums reikėtų daryti, jeigu ateitų X diena, taip? Bet ir tai, neplamai, nebūtinai karas, ne? Tiesiog krizės gali ateiti, tiesiog šeimose ir tai būna, lygos, dar kažkas, ne? Tai va šitoj vietoj nesvarbu, tiesiog kaip nuo to apsisaugoti ir ką teisingai reikia daryti, gerai? Tai tiesiog finansų-savaitgalis.lt išklausysit irgi tų žmonių, kurie turi tikrai daugiau nei 10 metų patirtį, jų patarimus, gerai? Čia tiesiog labai trumpai pristatau, bet darysiu antrą video, tiesiog irgi tokį atostogų būstas projektą, kurį mes su savo bendruomenė irgi darom bendraminčiais, tai yra atostogos nemokamai. Norėtumėte, ne? Atostogos nemokamai. Tai va šitoj vietoj tiesiog, jeigu turit kažkokį nekilnojamą turtą, galbūt užsienį, arba norėtumėte įsigyti, tai va mes tiesiog dabar renkamės, turim savo agentus, turim partnerius, tiesiog darom irgi tokią bendruomenę, kur galima, turint nedaug pinigų, ten 10-20 tūkstančių, bet gali turėti, kokioj norit pasaulio šaly, gali turėti nekilnojamą turtą. Pradėjom nuo Bulgarijos, taip, bet einam toliau, tai jau šitoj vietoj, irgi, kam įdomu, galite pasiskaityti atostogubūstas.lt arba žiūrėkit kitą video, gerai? Tai labai jums ačiū, kad išklausėt, informacijos tikrai daug, galite ją atsisukti, pasižiūrėti kelis kartus ir jeigu turit klausimų, drąsiai rašykit. Jeigu norit pasikonsultuoti ar tapti asociacijos nariais, prašau, mielai mes jūsų sulauksim, nes asociacija misija yra iš tikrųjų padėti žmonėms, kurie ima būsto kreditus, kad juos imtų teisingai, neprisivirtų savo košės, ne? Nes kai kartai žmonės jau ateina su klaidom, tai jau būna, kad ten padaryta už 10, 20 ar daugiau tūkstančių eurų klaidų ir tai tikrai brangiai kainuoja, taip reikalai su bankais, dėl to darykit viską teisingai nuo pat pradžių. Ačiū labai, kad išklausėt. Iki kito mėnesio.